Ar žinojai, kad ekstremalus karštis laikomas vienu pavojingiausių gamtos reiškinių? Ir ne, tai nėra tik dar viena karšta vasaros diena. Pasaulio meteorologijos organizacija jį vadina tyliuoju žudiku. Kodėl? Nes nuo paties šiluminio smūgio žmonės miršta retai. Tikrasis karščio poveikis paaiškėja vėliau, kai mokslininkai apskaičiuoja perteklinį mirtingumą, tai yra kiek daugiau žmonių mirė per karščio bangą palyginti su įprastomis dienomis. Karštis tiesiog paaštrina lėtinės širdies ar kvėpavimo takų ligas. Moksliniai tyrimai rodo, kad pasaulyje su karščio bangomis kasmet susiejama beveik 500 000 mirčių. Todėl oficialiai kasdienė statistika dažnai neparodo tikrojo pavojaus masto. Puikus pavyzdys – Ispanija, ten Karlo III sveikatos institutas naudoja specialius matematinius modelius. Jie vertina ne tai, kas parašyta mirties liudijime, o tai, kiek mirčių šuolis sukėlė neįprastai aukšta temperatūra. Ir čia yra dar vienas labai svarbus dalykas. Kai išgirsti, kad lauke yra 33 laipsniai, tavo kūnas gali patirti daug didesnį stresą. Meteorologijos stotis matuoja oro temperatūrą pavėsyje. Bet jos nematuoja drėgmės, įtakos ir sąlygų, kuriuose tu gyveni. Viršutinėme daugiabučio aukšte, prastai vėdinamame kambaryje ar mieste tarp įkaitusio betono ir asfalto temperatūra yra gerokai aukštesnė. Galiausiai riziką lemia ne tik termometro stulpelis. Svarbu, ar pastatai atvėsta naktį, ar geri pakankamai vandens, kokius vaistus vartoji ir ne tai, ar gyveni vienas ir turi, kas tavimi pasirūpina. Todėl karščio perspėjimai nėra žinia apie puikų vasarišką orą. Tai rimtas įspėjimas apie pavojų sveikatai, į kurį mokslininkai rekomenduoja reaguoti labai rimtai.